dabar jau laikas pašnekėti apie merginas ir apie meilės. Tai koks buvo tau pats kvailiausias poelgis dėl merginos? Na, Uršula, aš visą laiką elgiuosi kvailai prie merginų. Kai bandau jas, kaip čia dabar greičiau pasakys, nepakabinti, užkalbinti ir suvilioti. Na, nežinau. Man atrodo, visi vyrai elgiasi šiek tiek kvailai ir vietom absurdiškai, kai nori užkalbinti merginą, kurie iš tikrųjų jiems patinka, jie kažką jaučia. O ypač tai merginai, kurie jaučia meilę. Tada vyrai elgiasi, na, nežinau, visiškai kvailais kai kuriuose situacijose, bandydami gauti kažkokį tai atsakymą, galbūt tą meilę atgau. Ką kvailiausiai esi padaręs? Gal nuo laiptų nusirytęs? Gal tatuiruotę norėjau pasidaryti su užrašu myliu Marytę? Ne, gal to ir nebuvo. Iš akių matau, kad apie tatuiruotę jau galvoju. Apie tatuiruotę, tai aš galvoju dar vieną. O kur pirmoji, atsiprašau? Pirmoji ant mano blauzdos. Aš manau, mes dabar imsim ir pasižiūrėsim, kadangi dažniausiai atėjęs pas mus svečius veidas savo blauzdos nerodo. Taigi rodyk savo tatuiruotę. Prašau. O tatuiruotė, bet tai nebus susijęs su merginom. Tai susijęs su vyrais? Su krepšiniu, aišku, kad su vyrais. Aha. Mylimiausias krepšininkas? Ne, tiesiog simbolis. Simbolis, kad aš žaidžiau kažkada krepšinį, kažkada. O tas etapas, žinai, gyvenime baigėsi. Bet tugi kažkada šok ir tautinius šokius. Ar čia ir bus būsima tatuiruotė? Tai buvo labai seniai. Šoko aš ir dabar, bet ne tautinis šokis. O krepšinis, tas etapas, žodžiu, buvo užkrėtęs mane. Aš norėjau tapti krepšininku, sportavau intensyviai labai, atidaviau visas savo jėgas. Bet kažkaip nežinau, kažkodėl muzika mane visiškai užhipnotizavo, užvaldė ir aš perėjau prie to. Na, žinai, žmonės keičiasi, tai ir aš pasikeičiau. Na, tu vėl apie muziką, aš klausiu apie merginas. Ir turiu pakankamai atvirą klausimą, ar kad nors esi melavęs merginai, kad jie myli tam, kad įstemtum ją į lovą? Ne, to nesu daręs. Žinok, tiesiai šviesiai galiu pasakyti. Šaunuolis. Aš manau, daugelis merginų prie televizijos ekranų tau jau ploja. Kad įsitemčiau į lovą, aš darau kai ką kitą. Nesakau, kad myliu. O ką darai, atsiprašau? Yra ir kitokių melų, aišku. Bet to, kad gražiai atrodai? Bandymų sužavėti. Na, jeigu man mergina gražiai neatrodo, ką man meluoti, kad jį gražiai atrodo, kad ją įsitemčiau į lovą. Ir kad nors mergina buvo tave įskaudinus? Mergina mane buvo įskaudinus, mano pirmoji meilė. Mokykloje dar pradiniai. Ketvirtoj klasėj? Kažkur tai. Dieve mano, kaip jūs lengva jų nusiskaudė. Aš ją tyrai, nekaltai mylėjau. O ji pasirodo dviveidė su mano geriausiu draugu. Aš nežinau, jie nieko nedarė, žinai, irgi vienas kitą tyrai, nekaltai mylėjo. Bet jinai mylėjo du. Nekaltai ir tyrai. Tai tave įskaudinusi buvo mergina tik ketvirtoj klasėj? Taip. O toliau kiti šarvai, nieks negali tas įskaudinti? Na, matai, dažniausiai abipusių susitarimų kažkaip vienas kitas skaudinam. Na, irgi neblogas variantas. Nu, kaip su nukrypimais į kairę? Ar buvai kad nors neištikimas? Neištikimas. Buvau. Patiko? Tai... Ta prasme, nebūčiau neištikimas, jeigu nepatiktų. Kita vertus, bet... Neklausk su kuo ir neklausk. Ir sąžinė negraužia? Sąžinė? Tuo metu gal šiek tiek. O dabar... Vyrai turi sąžinę. Nes vyrai mano, kad moteris sąžinės neturi, moteris mano, kad vyrai sąžinės neturi. Tai kaip tu manai, kaip ten yra iš tikrųjų? Aš manau, kad abi pusės turi sąžinę, ir vyrai, ir moteris. Tiesiog kartais susiklosto tokia situacija, kai tu nebevaldai savęs ir sąžinė tavęs nebevaldo. Tave užvaldo gal svaigiai gėrimai, gal dar kažkas. Arba tiesiog pasitaikiusi kvaila situacija. Žinai, yra pilna pasiteisinimo, aišku, bet geriau, kad taip neįvyktų. Ir yra pasakymas, kad neištikimybės atveju dažniausiai nebūna kaltas vienas, o kalti yra abu. Ką tu apie tai manai? Iš tikrųjų, jeigu ta neištikimybė dėl to, kad lovos reikalai yra prasti poroje,
tada galima sakyti, kad abi pusės kaltos. Bet ta kita pusė kalta tik tai tada, kai jinai tampa jau neištikima. Irgi variantas. O ar draugų mergina tau yra tabu? Ar jeigu graži, jeigu tau mirks, jeigu matai, kad kas nors gali būti išeiti, draugų dar bus? Aš laikausi tokios pozicijos, kad tikro draugo mergina yra visiškas tabu ir netgi po to, kai jie išsiskiria. Na, nebent praeina daug laiko ir tam draugui tikrai jau neberūpi ta mergina. Ir tu tikrai matai, kad jokių sentimentų nebelieka, kad jokių tokių nostalgiškų prisiminimų nebelieka. Na, tada, jeigu matai, kad vis dar mirksi po tiek laiko, tai galima kažką pabandyti. Na, aš manau, tokiu atveju reikia turėti mažiau draugų, kad dar liktų merginų Vilniuje. Daug pažįstamų. Taip. Ir ką manai apie vienos nakties nuotykius? Aš manau, kad tai yra gera patirtis. Reikia sužinoti, ar tai tau patinka ar ne. Ir tai tau patinka ar ne? Žinai, buvo bad times, buvo good times, visko būna. Bet aš manau, kad man labiau patinka būti su nuolatinė mergina, kurią tu gali paskambinti, su kurią tu gali atvažiuoti bet kada gali apkabinti. Ir dar vienas klausimėlis apie merginas. Rinktumėsi 15 metę ar 30 metę? 30 metę. Gerai. Vaidas gerbė mūsų šalies įstatymus, dėl to mes gerbiam Vaidą. Na ir šiek tiek apie populiarumą. Ar iš tikrųjų viskas yra taip gražu? Žinai, dabar viskas yra gražu. Žmonės dažnai klausia, ar tu nepavargsti pasirašinėti, ar tu nepavargsti būti atpažįstamas gatvėje, ar nepavargsti nuo to populiarumo, kurio iš tikrųjų Lietuvoje gal netiek jau ir yra, kiek, žinai, užsienio atlikėjams visą tai vyksta, žinai, jie bet kur nuvažiuoja, jos atpažįsta, jos puola, bet Lietuvoje tai irgi nutinka. Irgi vaikštai gatvė, tai atpažįsta. Kartais, žinai, kartais tai erzina, bet nuo to nepavargsti. Aš jaunas, man patinka dėmesys, man patinka tai, kad aš turiu gerbėjų, kurie klauso mano muzikos, kurie perka mano albumą. Tai yra super. Ir jiem suteikti džiaugsmo dar pasirašant kažką, žinai, nerealu. O ar dažnai naudojasi populiarumu savim tikslam? Ne. Tiesiog būna tokios situacijos, kai nuo tavęs tai nepriklauso ir patys žmonės, žinantis, kad tu esi atlikėjas, žinomas, kad tu esi populiarus, jie patys pasielgia taip, lyg atrodytų, kad aš to naudočiausi. Na, tai irgi neblogas variantas. O ar nors kartą esi pasinaudojęs savo gerbėją, savo piktiem vyriškam tikslam? Na, nežinau, nebent jinai buvo mano gerbėja. Nieks niekada nežino. Na ką, ačiū Vaidai, kad papasakojimo apie savo paslaptis. Na, o lygiai po savaitės ant šios pačios pėdelės kita žvaigždė pasakos apie savasias.